Sveiki, ir šiandien mes turim vėl ne Lego ir iš Eislio Ninjų. Michelangelo. Čia tos naujas figūrėlės, nu. Čia tos biški švelnesnė, tokie, kur atsidaro keltas. Nu, žinot, čia tie tokie naujesni. Tikriausiai, žinot, tai aš ten padėjau po apačią, nes ant tokios dangos šiandien nelabai pastovėtų. Tai va, čia pats žmogeliukas. Fainas, čia ant ko aš padėjau. Irgi iš Eislio Ninjų tenai kažką pripau. Ir va, čia kojos gali sukiotis. Va. Visai čia. Ir čia toksai kelto apačia, va, tokia matot guminė. Nežinau, gal viršus. Ne, tik apačia, kad kojom būtų geriau. Rankos gali sukiotis. Va. Čia mančiapai. Jie gali taip suktis. Miški gal užsikabina rankos, bet. Ir šitas gali suktis. Tas pats delnas. Ir dar va šitas, vat. Čia tas pats. Ja. Tai va, ir dabar galiu jums parodyti, kaip be mančeto atrodo. Yeah! I am the awesome guy. Čia tokios pilutės kojos yra. Ja. Žiūrėkit mano raumenys. Jie tiesiog nuostabus. Ir kas lievai, kad čia būna ginklus, kur galima įsidėti. Va, čia jie tokie įsideda. Bet kai čia juos sulenki, jie tada, nu, matot, net pabalę. Jie perlūžta. Tai va, galima net pabandyti va šitaip. Bet tik vieną mančetą tada gali įsidėti. Reikia kažkaip abu. Tai aš nežinau, gal čia reikia po vieną. Aš nežinau, nes kai šitaip sudedi, tai jie lūž. Čia dar toksai mažas. Tai jų tokia skrenė. Toksai mažas iškišimas. Ir dabar atidarysim keltą. Ogi keltai yra toksai mančetų. Toks dalykas ten žodžiu. Tenai toksai, bet jisai netelpa jiem rankas. Nu, o, pažiūrėkit. Va, jisai toksai, kaip čia galim pasakyti, toksai per plonas. Galim sakyti. Gerai, o kas toliau tenai yra? Tai va, ninjas šitie. Mėtami. Ateina. Šiaip aš keltą nieko nedėčiau ir jo neatidaryčiau. Šikia nesąmonė Eislio Ninjos atsidaro keltus. Tik kaip per šiam kartui pakaks. Ne, taip. Čia Michelangelas, mano draugam atrodo, kad čia Rafaelis. Nes šitas kaip raudonas. Bet šiaip čia oranžinis. Jie neskiria spalvų. Čia Michelangelas. Dar plus čia mančetai. Aišku, už vieną, kad buvau mančetų atsinešęs, tai todėl jie ir matė. Tai šiam kartui pakaks ir ade.